Labas visiems įsijungusiems šitą vlogą ir jį noriu pradėti nuo susipažindinimo. Žodžiu, ką aš turiu omeny. Tai, kad jau ne pirmą kartą girdžiu, kaip yra klaidingai, netaisyklingai tariamas mano kanalo pavadinimas. Tai galvoju, aš trumpai pristatysiu jį, nes greičiausiai niekad nesusakius. Net nebūčiau pagalvojusi, kad kažkas gali jo neištart, netai perskaityti. Tai galvoju, taip trumpai greitai pasakysiu, kaip jis teisingai tarėsi ir kodėl aš jį tokį tą pavadinimą sugalvojau. Kas nežinot, aš esu Vaida, o daugiausiai mane vadina Vaidutė, tai mano kanalas ir vadinasi Vaidutė. Kodėl aš būtent taip alemandriai esu pasirašiusi savo tą kanalo pavadinimą, tiesiog, kad mandriau atrodytų. O šiaip iš ko kilo būtent šitas pavadinimas, tai mokyklos laikais aš turėjau tokį, ne kaip slapyvardį, bet tiesiog tokį sutrumpinimo savo vardą, tai Vaidutė. Žinot, kai buvo tie pirmieji, man atrodo, pažinčių kaip portalai ten kaip OneLT, tai vis tiek reikėjo įdomiau sudaryti kažkokį vardą, susikurti, tai man atrodo toks ir buvo mano Vaidutė. Vietoj skemens 2 buvo parašyta tiesiog dvejetas. Kažkaip man prilipo tas vardas toks mandriau parašytas ir kurdama YouTube kanalą galvoju, reikėtų tą patį vardą ir, kaip pasakyti, testinumą toliau pratęsti kažkaip su tuo vardu. Bet galvoju, tas toks paprastas Vaidutė užrašas kažkaip gal per daug taip paprastai lengvai atrodo, galvoju, reikia jį taip suanglinti, ar ne, kažkaip mandriau padaryti. Galvoju, vietoj V mūsų lietuviškos raidės aš parašysiu double V. Tai, jau kažkaip mandriau atrodo, ar ne? Bet galvoju, ta viena double V kažkaip nesižiūri gal. Galvoju, padarysiu skiemenį, ta prasme angliškai. Bet, žinot, angliškai žodis why, tariamas why, reiškia klausimą kodėl, ar ne? Galvoju, jeigu kas norės išverst, kodėl, kažkaip galvoju, nelabai bus patogu išverst. Tai galvoju, aš parašysiu angliškai, bet lietuvišku tarimu. Žodžiu, ta prasme, tai palikau double V, A raidę ir vietoj į paprastos tiesiog uždėjau į ilgąją. Tai vat ir mano kanalas skaitosi Vaidutė. Lietuviškai, bet su šiek tiek nelietuviškos rašybos abėcėlės raidėm. Tai va, malonu susipažinti, ačiū, kad atsukote mano kanalą ir tikiuosi pasiliksit jame ir gero žiūrėjimo, žiūrėsim, ką šiam vlogė mes parodysim. Tai vis dėlto parodysiu, ką iš naujo pergalvojau, ką grąžinsiu šeimui. Tai tos marškinius ir tas kelnes. Ir taip pat, ką jau šitas, kaip čia, kojinis tokias ilgas, nes jam nusmunka ir realiai, kažkaip negerai stovi prie kelienų. Tai tiesiog šitas grąžinsiu. Šitą popierių, tai, tą plėvelę, čia žodžiu nesąmonė gryna, jinai nėra limpanti ir pridėti tiesiog lipdukai, priklijuoju ant stalo ir tada tą plėvelę užklijuoju. Paprastas salafaninis toks plėvelė, kaip paprastai kaip ką nors pakuojam. Tai tiesiog kažkokia nesąmonė šitą grąžinsiu ir tuos abudu. Bet, ką pastebėjau, kai paspaudžiau grąžinimą, kažkaip atsispausdino lipdukas tik va šitiems rūbams, o šitiem, žiūriu, rašo atskirai, kad grąžinti nereikia, galit pasilikti va tuos visus daiktus, pinigus grąžins, bet šitos galiu pasilikti. Atsinešiau jūs į vonę, todėl, kad noriu pasiruošti veidą dienai. Ir pagaliau gavau savo Skin Lovers papildymą. Kodėl sakau pagaliau? Todėl, kad, nežinau, kokias 2-3 savaitės laukiau jo. Kai išvažiavau į Tenerifę, vežiausi Skin Lovers produktų, buvau pasiėmus kremą, bet ten kremo buvo mažas likutis kažkiek, realiai man net neužteko jo Tenerifei, bet aš tikrai 100% žinau, kad aš dar turiu namuose pakeitimui papildymą ir grįžau iš Tenerifės ir aš neradau to kremo niekur. Viską išverčiau, kokią savaitę ieškojau šito kremo, tai po to aišku, kol atkeliavo gal 1,5 savaitės ir žinokit, prisipažinsiu, nenaudojau visiškai jokio kremo. Tai serumas ir paakių kremas. Žodžiu, nežinau, ar galima, taip negalima, bet aš paakių kremą taipiau visam veidui. Negalėjau naudoti kito kremo, tiesiog nežinau, kodėl nekilo ranka, toks jausmas, lyg būčiau išdavus Skin Lovers, jeigu būčiau panaudojus kokį kitą kremą. Galvoju, geriau būsiu be jokio kremo, bet tikrai netepsiu kitą,
nenoriu sugadinti odos visos, kadangi jau tikrai aš naudoju, man atrodo, 3 metais Skin produktus ir tikrai nenaudoju daugiau kitokių produktų, apart micelinį tik tai vandenį visai kitos kompanijos. Galvoju, kaip nors gal ištempsiu tas ten, nežinau, 3 savaitės, bet nežinau, ar dėl to, kad nenaudojau to kremo, ar dėl to, kad paakių kremą naudojau visam veidui, tai man šiek tiek kažkaip neišberia, bet tokia jaučiasi, kaip glostau kaktą, nu žodžiu, tokia kaip paberta, tokia kaip pinkštirai, kažkas, nes taip, aš kadangi mėgstu pakrapštinėti, kas ne vietoj, tai nusikrapšto tie dalykai. Tai manau, kad šitokie kaip pinkštirai atsirado. Tai žodžiu, labai laukiau šito siuntinio, galvoju, pagaliau gausiu kremą. Tai tikiuosi dabar viskas pasitaisys. Galėsiu normaliai vėl naudoti visą savo veido rutiną. Tai ką gavau? Aš gavau, šiaip dabar naudoju šiuo metu ir apskritai jau kurį laiką būtent iš Anti-Age linijos serumą, paakių kremą ir paprastą veido kremą. Tai va šitas pagaliau mano kremas atkeliavo. Taip, ką aš dar? Čia gavau tokį apsaugantį ir raminantį serumą. Realiai čia, man atrodo, yra pasikeitusi šiek tiek jo sudėtis ar formulė kažkas tokio. Kažkada bandžiusi aš jį, tikrai esu bandžiusi, bet kadangi pasikeitė formulė, galvoju, dar kartą pabandysiu. O šiaip iki pat gegužės galo, perkant bet ką iš Skin Lovers, va šitą serumą galit gauti dovanų visiškai nemokamai, o jo vertė yra 39 eurai. Ir savo mylimiausių kaukių. Man atrodo, daugiau gyvenime nenaudosiu kitų kaukių, tokių man tinkančių veido kaukių, kurios nepalieka veido lipnaus, labai gerai pridrėkina odą. Dėjau juostų galvos ir nusivaliau veidą su miceliniu vandeniu. Aš naudoju iš Garnier, tiesiog esu įsipilusi šitą buteliuką, nes man patogiau naudoti. Jis nėra toks didelis, telpa į tą spintelę mano vonios. Tai ką, nepasirašiau. Gerai, dabar pasirašiau. Tai jo, aš visų pirma, dar nepasirašiau. Po micelinio aš visada naudoju šitą purškiklį. Čia yra tonikas 3-viename, kuris man atgaivina visą veido odą ir nuima vandens, tą tokį, žinot, kaip vanduo, kai sutraukia veido odą, tokį sausumą, nepatogumą. Šiaip ir micelinis vanduo tokį pat palieka efektą kaip vandens. Taip, pasipurkščiu. Tiksliai nežinau, kaip taisyklingai naudoti. Paakių kremą tept ar veido serumą. Man kažkaip atrodo, kad reikia pirmą paakių kremą tept, po to visą serumą. Bet daugelis, matau, merginų tepo pirmą serumą, po to paakių kremą. Tai kažkaip, man atrodo, biškai nelogiška seka, nes vis tiek serumas palieka apačioj, o paakių kremas kaip antras sluoksnis. Ir nemanau, kad taip labai gerai įsigeria tas paakių kremas, jeigu yra serumas pirmo patepta. Tai va, tepu dabar paakių kremą. Irgi yra ta Anti-Age linija, tada toliau serumą. Šiaip jis atrodo labai skystas, bet ant odos užteptas tai visai normaliai, jisai nenubėga taip greitai. Ir, meluoju, žinokit, čia ne Anti-Age, aš prieš tai naudoju Anti-Age serumą. Čia tiesiog yra drėkinantis serumas su hialurono rūgštinu ir kolagenu. Man labiau patiko tas Anti-Age kažkaip. Nu, serumą tiesiog. Kiti mėgstu įtapšnuoti, aš nemėgstu, nes man kažkaip tas toks tapšnojimas toks nelimpa. Labai gerai šitas serumas, bet vis tiek man kažkaip geriau, kad taip įsitrina, įsimasažuoja viskas. Na ir gerai, pagaliau kremas. Nepagailėsiu, nes tikrai pasilgo veido kremą. Koks jisai švelnus tas kremas toks. Nu, kaip čia paaiškinti, bet tiesiog toks. Kaip gerai. Atvažiavom pasivaikščioti prie tokios krantinės, bet jaučiu pasirinkom pačią geriausią dieną, nes laukia vėjas belekoks. Labą dieną, ką tik išmiegoju. Bet Danijoje, kažin ar ir buvę nevėjota diena, tai čia biškį taip užvažiavom, atrodo nėr vėjaus, bet laukia šiaip urlaganas.
Čia ką tik girdėjot, Tajaus kiekvieno ryto agoniją. Žodžiu, kiekvieną rytą jis taip niurzginėja. Tas niurzgėjimas prasidėjo jau senai, man atrodo, kaip dantukai pradėjo dygti pirmieji. Buvo šiek tiek nustoję. Kai grįžom iš Tenerifės, tai buvo iš viskas dingę, bet ir vėl prasidėjo. Man atrodo, grinai dėl dantų, nes apačioje jau dygsta, jau šiek tiek išlindęs dar vienas dantukas, 5. Viršai mačiau jau 2, tai 6, 7. Greičiausiai ir 8 pareina. Tai, žodžiu, ir kiekvieną rytą vis taip, kaip pasakyti, kankinasi, lyg miega, lyg nemiega, lyg nori miego, lyg nenori miego. Žodžiu, va taip, keistokai tas toks niurnėjimas. Bet dienos metu, kai miega, visiškai nebūna tokių dalykų. Dažniausiai tai naktį, o suaktyvėja labiausiai grinai paryčiais. Kiekvieną rytą taip. Nori. Žinokit, esu nustebusi, kaip gerai laiko nagai. Aš galvoju, kad tikrai man po kelių dienų nukraičios visi tie gėlė ir taip toliau. Netgi tas klišas kreivas nagas laikosi, bet dabar dar labiau atrodo jisai kreivas. Netrumpinau aš dar jo. Dar, kaip pasakyti, laukiu, kol užaugs. Atėjau iki prekybos centro biškį tokių reikaliukų nusipirkti. Ir aš labai dažnai užsuku į Express House. Nežinau, man labai patinka šitos kavinės, ne to, kad tiesiog vaibas ar kavos atsigerti, aš dabar geriu barbarų kažkokį gėrimą. Bet man labai patinka čia interjeras. Toks, nežinau, pritemdytas, toks kaip senovinis, šitokį kaip biblioteka atrodo. Ir, labai man faina čia ir patinka pasėdėti. O šitam vlogė, manau, atsisveikinu aš su jumis. Tai kitam vlogė pasakysiu šiokią tokią naujieną. Žodžiu, tokį dalyką pasakysiu. Po to ruošimės tam dalykui. Tai, žodžiu, laukia toks smagus, įdomus mano vlogas kitas. Tai ačiū, kad buvote šitam vlogė, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad laikinat ir susitinkam kitame vlogė. Ate.